jų atsirado daugiau tų partizanų. Ir girdėt buvo, tai Balbieriškiai puola, tai Gudelius ten puola, tai jie ten tą Strėbyną puolė, tie partizanai, ir tą jaunuolį pašovė. Gyvenom labai sunkiai, buvo padų laikai. Tai netoli mūsų sodybos įsikūrė rusų aerodromas tokis. Kur jūs gyveno tada? Ten pat gyvenom, kur ir gimiau. Medinų kaime, Prienų rajone, čia Balbieriškio apylinkė. Rusų aerodromas įsikūrė? Rusų aerodromas, kadangi paskutinis iš rusų jau iš teritorijos išmušimas, tai buvo Karaliaučius, Kaliningradas dabartinis. Ir ten labai buvo stipri nacių įsitvirtinimai. Tai jie čia įsteigė aerodromą tokį laikiną ir skraidė, šitie kukurūznikai, kur dviem sparnais. Lėktuvai užsikabina porą bombų ir numetai, parlėkė vėl čia atgalėčius, kur savo. Tai kol jie juos likvidavo, tos vokiečius, viską, tai čia tas aerodromas buvo visą vasarą. Visą vasarą tai būdavo ateina į tie lakūnai pas mus ir kaip nieko nebuvo, nei druskos, nei to žibalo, kur apsišviestai. Tai būdavo pieno paprašo, tai ir moteris ateina, kartais vyrai koks kareivį pasiunčia, tai atneša žibalo bonką, o vietoj to pieno liepė pripilti. Tai žinoma, kita jau bonka kažkokia tai. Mainėt pieną į žibalą? Taip, vienu žodžiu buvo labai tokie glaudų, sakyčiau, ryšiai. Ir netgi atsimenu vieną kartą, ten vyresni kokie tai pulkininkai ir papulkininkai buvo į svečius atėję pas mus vasarą. Ir ten tėvukas priėmė juos panašiai ir turėjo gal samagono pafundino biškį. Ir jie atsiverė, pasakoja, kad mes, sako, baigsim tuoj savo darbą, vienu žodžiu, išvarysim Vokietį, bet, sako, jie jautė, kad čia okupacija bus matomai. Ir, sako, bet jūs laukia sunkesni laikai. Taip ir pasakė. Taip, sako, vietoj mūsų, mes tai draugiški, sako, mes viską suprantam, bet, sako, ateis kiti, sako, vietoj mūsų, mes iš čia dingsim. Tai taip ir buvo, paskui vasarą prabuvo ir atėjo jau tik čeka, paskui jau tie, kur su šautuvais vaikščiojo jie. Čia mes kalbam apie čekistus. Taip, apie čekistus jau. Ta žiemą, žinokit, 5 dar nieko nesijautė. Iš 45 į 6. Taip. Paskui aš pastebėjau, žinot, kaip vaikas ten jau buvo man tik tai kokie 8 metai, gal 7. Pastebėjau, kad su tėte kažkokie vyrai ateina, tai 3 vyrai, kažką šnekasi. Bet aš nieko nesuprasdavau. Pasirodau, pradėjo organizuotis mūsų partizaninis judėjimas jau. Čia aplink Balbieriškį. Taip. Ir kuo toliau, žinokit, to tankiau pradėjo ateiti tie vyrai. Tai vakare, tai ryte, vienu žodžiu, ir va taip. Ir paskui jau pradėjo tankiau laikytis. O paskui, reiškia, kada jau jų atsirado susirėmimai, prasidėjo visokie, viską ir jų atsirado daugiau tų partizanų. Ir girdėt buvo, tai Balbieriškiai puola, tai Gudelius ten puola, tai kažkokį kitų miestelius tokius į tuos mūsų tuos tribus, kaip liaudės gynėjai buvogi. Tai tuose ten daugiausia murdavo, ir papuldavo ir šitą, ir rusų, žinoma, ten. Tai paskui buvo tokis incidentas,
kad mūsų vieno, tėvelio ten, gal jaunystės, vienu žodžiu draugo gretimam kaime gyveno. Jis biški toliau nuo miško, čia link Balbieriškio plento. Ir jo sūnelių reikėjo į kariuomenę. Tai tas sūnelis anksčiau, kaip žinot, čia propaganda Amerikos buvo, kad jūs laikykitės, kad čia išlaistysim čia panašiai. Bet visi laukė. Tai tas bernelis, jisai nutarė eiti į partizanus geriau negu į rusų kariuomenę. Ir aš nežinau, kiek jis ten papartizanavo, gal pusę metų, gal kiek. Ir čia link Marijampolės tokie Gudeliai yra. Miestelis irgi bažnytkaimis. Tai jie ten tą Stribyną puolė, tie partizanai, tuose Gudeliuose ir į tą jaunuolį pašovė. Žinot, nei jis apmokytas matomai buvo, nei nieko ten, kažkur į kokią būstinę įsigriovė. Kažkoks stribas nuo pečiaus, sakė, iš pistoleto šavo, o jau įsikirto tas automatas, tai ginklai tokie buvo, žinai, tada. Rusiški gal neprižiūrėti, tai va, į vienu žodžiu jį pašovė, tai, tas tėvas atėjo pas mano tėtį, jau prašyt, o jis gyvas dar buvo ir gal kokias 2 paras ten miške kažkur įslaugė, jau tie partizanai. Kad leistų tėvas pas save parvežti daktarą iš Prienų į jį operuoti. Nežinau, kaip tenai buvo, aš tai dabar neįsivaizduoju tokio dalyko, bet kaip mano tėvelis labai geraširdis buvo, čia kaip seną draugą ir sutiko. Ir tada, žinokit, visą naktį te buvo tas suėjimas, ta apsauga visą tų partizanų priėjo, kad jau ten pas mus tam name netilpo. O buvo šalta žiema, pusnys buvo tokis, pustė, šalta buvo. Tai ant kiemo pilna buvo vyrų. Man taip atrodo dabar, kad arti kokių galėjo būti 300–500 žmonių. Tai va, ir parvežė tą chirurgą iš Prienų su arkliais, 15 kilometrų ten iki Prienų pas mus buvo. Su arkliais tą chirurgą parvežė, operavo tą berniuką, ir paliko, paskui jis įsiskirstė, paliko į lovą gulintį iki ryto. Ir aš nežinau, vienas ten ar 2 saugot paliko, pasiliko ginkluoti. Ir jis paskui rytą mirė. Ryte mirė. O nežinot, kur jis sužydė? Į kur? Nežinau. Neatsimenat? Neatsimenu. Kažkur peršautas jis buvo vidiniai organai. Tai va, tai vienu žodžiu, kaip. Tų partizanų buvo daug. Ir žinokit, laiku bėgant, tai juos pagaudavo, tai juos stabdydavo. Ir matomai šitas dalykas Stribam paaiškėjo kažkur kas. Tai vieną kartą, už kiek tai laiko tėvuką suėmė, Balbieriškio Stribai. Kelintais metais? Jau čia 6 kokiais, 7 gal, ne 7, 6 kokiais. Jums buvo kokiais 7–8 metai? 46 kokiais, jo. Tai vienu žodžiu patardė, pareimėlinas visas ir sudaužytas tas tėvelis mano, pareinamo dar. Ir vienu žodžiu matyt buvo, kad būt blogai jau čia. Kai šitie paskui už kiek laiko, už mėnesio gal vėl nusivarė, pašaukė, čia Stribai, tai kad pašaukė viskas paskui. Į Lukiškes uždarė, Lukiškių kalėjime metus. Metus sėdėjo Lukiškėse, be teismo dar. Tai vis motinėlė, duoklės vežiojo, vienu žodžiu, maisto ir panašiai, vargo. Paskui reiškia kaip. Jau po metų maždaug parvežė į Prienus, buvo teismas, 10 metų katorgos. Jo. Ar po to, kai tėvuką suėmė, jūs dar padėjot partizanams?
Nu kaip, po to, žinokit, jau mūsų mama, o aš kaip sesuo mano dar 5 metais jaunesnė, dar gyva. Tai ir aš buvau tada tokias va. Tai mama nenakvojo ne vienos nakties namuose. Tai, o kur važiuodavo nakvoti? O aš mums šito nepasakodavau, žinokit. Mes po šiai dieną nežinom, kur nakvodavo. Tu pas kaimynus kokios, tai kur tai. Tai jūs tiesiog palikdavo vienus ir pati... O nakties jo paskui rytą pareidavo. Rytą pareidavo, valgyt padarydavom ir ką. O ko jinai bijojo? Kad neišvežtų, tai jau čia grėsia išvežimas Sibirą. O vežimai kasmet būdavo vežimai. 47-ais pačiais tai mano dėdės, du iš Medvišio gretimo kaimo ištrėmė. Vienu žodžiu su šeimom į Uralą. Jie buvo ištremti 47-ais. Nu jau lyg viskas aprimo, pasiklauso ten, nei radijos, nei nieko anksčiau, žinokit, nieko. Tai pasiklauso kur kas, tai kad ar veža žmonės, kada veš, kada kaip, ką, nu niekas nieko, lyg ramu. Ir vieną naktį, vieną vakarą, pasibaigė tiesiog duoną jau valgyti, reikia duoną kepti. Tai mama sako, žinot, vaikai, jau šią naktį aš mėgosiu namie. Ką bus, sako, vareik ir duonos nėra, sako, ir viską, ir jau mėgosim namuose. Ir kaip kartą, žinokit, 2 valandą nakties, čia šunį turėjom, tą šuo klausom jau loja smarkiai viską ir apsupta sodyba mus ir baladojant duris viską tuoj pareiškė įtėjęs tik kažkoks kapitonas, kad jūs va taip važiuosit, renkitės pusę valandos apsirengt ir pasiruošti. Nu ir čia bėda, žinokit, bėda, o ką ta viena motina tik ką papuolė į maišą, kokį kišo. Nieko nebuvo, per daug pas mus nei to valgio paruošta, nei nieko, tai duonos nebuvo, sakau, duona nekepta liko. Nu ir ką, ir tada buvo kovo, dar buvo sniego. Pas mus kaip kartas tą vakarą atėjo močiutė. Toj močiutė liko, kaip jų šeima išvežė, mano dėdės į pasūnų gyveno. Tai toj močiutė irgi kažkur buvo ir liko. Liko neišvežta. Tai dabar pas mus atėjo. Ir vėl tą močiutę čia užklupo ir jai liepė rengtis viską. O močiutė kas buvo? Mamos mama? Mamos mama. Tai dabar mama sako, nu kur į senukė, jau metų 2 kart Amerikoje buvo mano dėdukas ten ir šachtoje dirbė Čikagoje ir vienu žodžiu ir nu sena, nežinau kiek metų buvo, bet nu sena moteriškė, judėjo, vaikščiojo, bet sena. Tai dabar sako, atėjo čia kokia senukė, sako, čia ubagaut ar ką, tai sako, apsinakvojo ir palikau nakvotą šią. O čia sako, tavo mama. Ne, sako, kur ne mano mama. Tai dabar rengt ir viskas tą senukę. Rengt, tai mama, tą senukę su marškiniais į glėbį pastato į sniegą. Darželį išnešus laukiai, sako, niekur aš jos neimsiu, čia visai ne mano mama. Paskui dargi buvo Stribuose, kaip neįdomu, tėvelio mano, tik koks tai 2 ar 3 pusbrolis, Stribas buvo. Tai dabar tas atėjo, sako, čia jos mama, sako, ką jį čia šneka. Paskundė. Nu, bet mama vis tiek ne, sako, čia ne mano mama, atėjo, sako, senukė visai, o ji visai nešneka su tais Stribais vienu žodžiu. Tai gal 3 kartus vis atneša tą močiutę, jau liepia rengtis, ji nesirengė, tai vėl mama vėl pastato į sniegą basą. Ir
Ir vienu žodžiu, pagaliau, kada čia miškas, čia bijojo, kad jau aukšta, jau viską ir kad greičiau atėjo tas kapitonas liepė, sako, astafetų starokų nereiks. Sako, tegu įlieka. Nu ir paliko tam močiutę mūsų amžinatis, mūsų išvežė. Tai va, buvo karvė apsiveršiavusi, tas veršelis ir vieną arklį turėjom tada. Kai tėtė buvo, tai būdavo, tai 2 arklius turi, tai 2 karvės, tai vieną, nu, kuriais metais jau čia kaip gaspadoriavo. Tai vienu žodžiu pakenkė tą mūsų kumelę į roges, o sniego kai kur buvo, kai kur jau gryni laukai. Ir pririšo tą karvę prie rogių ir mūsų sodino, o mama, tai 2 vyrukai su tom ilgom vintovkėm lydėjo ją. Lietuviai, čia kokie tai tiesybė, jauni vyrai. Kiek jums tada metų buvo? Tai 49. 10. 10 metų. O sesiai 5. Sesiai taip, apie 5. Tai va, nu ir kaip po mašinos visos stovėjo čia ant Balbieškio plento, Alytus plentas, tas Alytus Kaunas ant to plento, ten stovėjo, nu, kariškos mašinos, kolona visa. Ir stovėjo visą laiką, kol aplinkui kaimuose surinko tų žmonių, jau kiek tai jau ten numatyta buvo. Vis vežė ir su sargybom, tai paskui buvo, kaip važiavom per tą kaimą, tai žmonės mum ir duonos primetė ten, ir, nu, kai ko dar, ir lašinių, ir šito sušelpė vienu žodžiu, kaimynai. Nu ir paskui sukišo, susodino į tas mašinas kareiviškas jau vakarop ir į Mauručių, Marijampolė, Kaunas plentas. Mauručiai tokie yra, geležinkelio stotis ten yra, Kaliningradas, su Kaliningradu geležinkelis. Tai va ten nuvežė ir ten jau paskui į vagonus. Grūdo visus į vagonus. Nu tai ten radom paskui čia ir kitų gretimo kaimo mūsų pažįstamų, nu mano tėvų draugų šeima vežė irgi tas sūnus dabar gyvas vienas, o jau jų seniai nėra. Tai va ir prasidėjo paskui kelionės tos, kiek ten, kol suformavo tą sąstatą, kol ką, nu tai beveik visą naktį dar mes ten stovėjom. O paskui pajudėjom jau. Nu, kai pajudėjom, tai žinot, kažkiek tai buvo tokia tvarka. Kaip vagonas 2 aukštais petvertis. Apačioj ir viršuj, šitą, ir ten viršuj irgi žmonių prigrūsta buvo, tų maišų visokių ir žmonių. Vienam gale stovėjo tik kažkokias kibiras, gamtos reikalam atlikti. Nu ir viskas, tą kareivis ant kiekvieno vagono stovėjo tam tambūre lauke, ginkluotas, lydėjo, o kai stoti sustoja, kurioje numatyta, tai liepia kiek žmonių, kiek kibirų pasiimti. Ir tada vandens eina atnešti su kareiviais, kartu su kareiviu ginkluotu kažkur stoti, arba būdavo maitina. Tai aš nežinau. Nu čia Lietuvoje dar nemaitinau, čia Lietuva, kad čia pervežėti ir viskas. Tai paskui prasidėjo Rusija, tai tai maitindavo. Suskaičiau, kiek tų žmonių viską, tai būdavo vidury naktų, daugiausia naktį. Jau kokioj stoti sustoja, tai liepė pasiimti indų, ar kibirą, ar 2 kibirus, ten kiek žmonių. Nu ir parneždavau kažkokios sriubos
Nu ir duonos ten paskirstimas buvo, kiek gramų aš neatsimenu jau. Tai taip ir vežė visą tą kelionę. Bet važiavome, žinokit, jau dabar aš tiksliai neatsimenu, tai kad beveik visą mėnesį, beveik visą kovą. Jau buvo atšilę, o ten daugumoje nėra tiltų, tos upės didelės, jos užšalę buvo. Tada jau jos buvo atleistos, tai vienu žodžiu vairuotojai vežė mašinom paskui. Apie 300–400 km mašinom vežė, o tik kelių nėra. Tam Sibire. Ja bent kur kelias, laukais. O pavasarį, kai paleido, tai mašinos kokios buvo, gazikai buvo, paskui, nu da buvo vienas kitas amerikoniškas tie visuragiai, po karo likę. Tai va tie tai daėdavo šiek tiek, o tie gazikai tai vienas kitą traukia, tie buksuoja ir mes vienu žodžiu tiek važiavom iki vietos su to mašinom 300 su virš kilometrų, ne kaip čia su traukiniu. Tai va, tai paskui ką, toliau ką, jau galų gale atvežė į vietas, ten paskui matomai užklausė, kur reikalinga, į žemės ūkimus, į kolchozus paskirstė. Ir atvežė mus į tokį kolchozą, tokia aikštė. Iškrovėm visą tą mantą savo ratu, užtiesėm kažkur ir nėra kur dėtis mums. O reiškia, to aikštė tokia buvo, nu, kaip ir tokis, didelis namas, vienu žodžiu, su didelė salė, ten tuščia. Ten būdavo kažkokie susirinkimai, būdavo to ūkio ir panašiai, arba. Tai va tenai jau suvarė nakvoti visus po stogu, nu, to savo mantos visos užklojom, tai pakaitom saugojo per naktį savi žmonės. Bet niekas ten mus nejudino daugiau, ir žmonės tik eidavo aplinkui, žiūrėdavo tie vietiniai. Tai va, tai iš pradžių, žinot, kaip jie paskui pasakojo, kad žinai, kad jie nuteikė, kad iš pradžių, kad čia atveš tokius nusikaltėlius panašiai, kad čia vienu žodžiu tėvynės išdavikai ir panašiai. Nu, propaganda tokia rusų buvo, komunistinė. Bet kaip paskui išsiaiškinau, kad daugiausia buvo moterys su vaikais, o vyrų nebuvo. Daugumo vyrai nebuvo, arba vyrai buvo kalėjimuose, arba jų išvis nebuvo, arba vienu žodžiu, kad mažai. Ir senių daugumo, kurie seni žmonės. Tai buvo jaunų, tai tokių nelabai buvo darbingų. Nu ir ten pradėjom tą gyvenimą, o paskui rytą atsikėlėm už dienos kitos tenai, kur mums gyventai, sušaukiau tą valdžią to kolūkio. Ir buvo nuo kokių to laikų, kaip jie pasakojo, nuo komunos laikų, o komūno pas juos po revoliucijos buvo, po 18 metų, po rusų perversmo, komunistinės tos pergalės jau. Tai buvo pastatyti tokie barakai, mediniai barakai, vieno aukšto. Ir te kažkas tai, tie žmonės gyveno tuose barakuose, ir kaip, kad tie barakai buvo be langų, apleisti ir gyvulius juose laikė. Tai beveik iki langų mėšlo buvo tuose barakuose. Tai paskui nusprendė ta kolūkio valdžia, kad va jūs čia atvedė, jūs čia įsimėšit šitą mėšlą, sustvarkysit. Nu gal rasim kur kokio stiklo, kas tik patvarkyt langus ir čia gyvensit, jau paskui paskirstys tą plotą ten. Tai tie, žinau, kad tokie ilgi du barakai buvo. Tai jau plušo mūsų seneliai, plušo ten tą mėšlą, vežė vienu žodžiu, sutvarkė, paskui jau
paskirstė tuos kambarėlius, tai daugumoje šeimai po kambarėlį vis. Atskyrė ir va taip apgyvendina mus. Nu, paskui varė darbą vis. Buvo kaip ir pas mus čia, tų kolūkių brigadininkas buvo ir ten panašiai. Buvo brigadierius tas, tai rytą ateina ir jis nurodo, kur kas eis į darbą, vienu žodžiu. O darbus varė ko prasčiausias. Tai griovius, kas ten, tokis kelias buvo su rajonu susijungt. Ėjo, tai tą kelią taisyti, vienu žodžiu. Tai čia tremtiniams šitie darbai buvo? Nu taip, tremtinius varė į tokius darbus. Vasara baigėsi, praeina. O jokios pajamų, nieks nieko nedavė, nei duonos, nieko tai nebuvo skirta. Kalėjimuose tai vis dar duonos duodavo kiek, o čia niekas nieko neduodavo. Gyvenom labai sunkiai. Buvo badų laikai, kol mes turėjom dar šiek tiek tai savų tų produktų, baigėsi, o jau paskui žiema buvo bėda, badas tiesiog. Kurie, žinot, vietiniai, ten buvo ukrainiečių nuo senų laikų, lenkų tremtinių buvo, bet jie jau surusėję tiesiog, bet tik pagal pavardės, paskui atsirinkom jau. Tai jie, žinot, įsigyvenę kaip lenkai ir ukrainiečiai, tai vis tiek žmonės tokie jau jie kitokie nei rusai. Tai jie turėjo karves, tai pasodinę bulvių, tai daržovių kokių, tai ten auga, labai gerai auga viskas, tik tai trumpa vasara, 3 mėnesiai vasara. Tai va, tai jiem bado nebuvo, o kurie nieko neturėti, tie badai buvo išvis. Nu tai kaip buvo sandėliai grūdų tam ūkį, tai tuos sandėlius būdavo varo šitas tremtinės moteris grūdus valyti. Pradėjo vogt po biškį. Tai kokią tarbelą pasisuva, teka ir parsineša, tai žirnių kokią maišeliuką, tai kokio kito javo, bet duonos tau iškeptenai nebuvo įmanoma šitokių dalykų. Iš pradžių, gal 1 metus ar 2, nežinau, tai būdavo skirti komendantūros skirta, kiekvieną mėnesio gale atvažiuoja kokį 3 ar 2 su antpečiais majorai kokį, sušaukia į kolūkio kontorą visus tremtinius, kiek tai yra, paskaičiuoja, paklausia valdžios, kaip jie elgiasi, ar jie čia neprasikaltę, ar nepanašiai. Be kolūkio valdžios leidimo, sakysime, pirmininko, į rajoną niekur iš tos vietos negalėjo kojų kelt, nieko. Turėjo leidimo, kad tau duot leidimą į rajoną nuvažiuoti. Buvo ir kažkur 15-18 kilometrų tas rajonas. Tai va čia porą metų tai buvo, o paskui jau prieš Staliną mirtį biskį atšoko šitas, jau pradėjo kas 2 mėnesių tie komendantai atvažiuoti, o paskui, kai mirė jau mūsų šitas Stalinas tas, tai jau paskui kas 3 mėnesiai ir jau, ta cenzūra biskį atlyžo jau. Ir paskui pradėjo jau ant tų darbadienių, pradėjo biškį, reiškia, daugiau tos produkcijos skirti žmonėm. Pavasarį, kaip nutirpsta sniegas, o ten kombainai jau buvo labai prasti. Ir kaip nupjauna tuos javus, tai nupjauna tik varpas, o tas, nors šiaudai tie aukšti tokie lieka. Tai paskui tuos plotus užkuria pavasarį. Nudegina tuos šiaudus, kaip sniegas nutirpsta, ten greit saulėje nudžiūsta tos dirvos. Ir lieka tų varpų pilna, apdegusių. Tai būdavo su kibirais, eina žmonės, tas varpas renka, ir paskui nuvalo, reiškia,
tuos suodžius panašiai ir būdavo kažką darydavo. Maldavo tuos grūdus ir taip maitydavosi. O tai kada pradėjo jau ar mokėti pinigus, ar produktais duoti? Pinigus niekada nemokėjau. Pinigų nemokėjo Tarybų Sąjungų kolūkiuose iki 60 metų. Nemokėjo jokių pinigų. Buvo darbadieniai, buvo tik gryna produkcija, atsiskaitydavo, ką galėdavo kolūkis duoti. Kiek galėdavo, paskirstydavo, kiek tų darbadienių turi uždirbęs ir išdalydavo po kiek 100 gramų ten ar po kilogramą tavo ant darbadienio priklauso, tai rudenį atiduoda viską. Rudenį. Tai kas tų darbadienių išdirbo gerai, o ant tokių paprastų gerių, tai ten per dieną darbadienio neuždirbi. Ten toj sotkės tos buvo. Šimtinės dalių darbadienių tų. Tai va, ten keli 100 gramų, jeigu tau kokių grūdų per dieną būdavo, tai viskas. O tik grūdų, kurių daugiau iš jų te atlieka, nes viską varydavo valstybei. Tų grūdų ten užaugo, grūdai labai gerai augo, visokie grūdai ten. Žemės geros labai ten. Bet viską iš Irkutsko privaro mašinų, kai buvo derlius būna nuėmimas, tai viską išvaro įlai. O čia mes ant Angaros kranto gyvenom. Čia Angara, tarp Bratsko ir Irkutsko gyveno maždaug. Tai ta Angara upė ir Baikalo išteka, žinai. Tai va, tai labai laivininkystė buvo išvystyta. Tie garlaiviai ten baržom, visas susiekimas garlaiviais buvo. Tai tuos grūdus į garlaivius kraudavo ir Irkutską ten jau paskui rasdavo. O žmonėm kas likdavo. Bet labai sunkiai gyvenom. Sunkiai gyvenom tuos 3 metus. 3 metus, kažkur 3 metus. Iki 53, iki tėvas mirė, o tas mūsų globėjas ir Dievas. Tai aplinkui miškai visur. Tai miško pramonė tą mišką kerta ir žiemą tą mišką kerta kalnuosi, tai ta Angara žemai labai eina, o tie vis kalnai į viršų, į abi pusės. Tai tuose kalnuose taiga visokių medžių, visko pilna. Tai žiemą ruošdavo tą medieną, veždavo prie upės, o vasarą to baržom kraudavo ir varydavo čia į Irkutską, ir pas ten jau po visą šalį darydavo. Tai aš paskui jau kuriais metais, nežinau, vasarą būdavo, kaip jau 4 klasės baigiau, tai pašnekėjom su toj vietos brigadininku, traktorių brigadininku, kad reikia tokio, kaip ir vaiko, kad priimt mane ten į darbą. Ir jau būdavo, aš ten laisvai uždirbu visą darbadienį, kad mama per visą dieną neuždirba. Tai būdavo traktoriai tokie, kurie eidavo, tokie dujom, medžio dujom. Čia nežinau, gal iš amerikonų buvo nukopijuota. Tokie 2 bunkeriai šonuose ir gamindavo beržo tokius burkelukus mažus. Grinai beržo, juos džiovindavo, specialios džiovyklos buvo įtaisyta. Išdžiovina jų labai gražiai viską. Ir tie traktoriai eidavo tom dujom. Tokie bunkeriai buvo, vienam šone bunkeris, jie be kabinų buvo. Vienam šone bunkeris, kur dujos gaminasi jau, o kitam šone tas pečius, kur dega tos gazačiurką vadino.
tos malkos. Tai dabar traktoriaus tie lankos ilgos, šitų plotai nemaži. Tai būdavo, kaip priveža krūvą vieną gale lauko tų malkų ir jas reikia, kad greičiau būtų, jas reikia į maišus prisemti. Jums trumpos tokios, bet jos lengvos. Sukapota gražiai, viską lygiai supjauta, kad jau viskas gražiai ir išdžiovinta. Tai va reikia, mano darbas buvo paruošti kelis maišus tų reiškia to kuro. To kuro, kad traktoriais eis, ar jūs ten apeis, jūs ten mato, kada jau baigėsi tos dujos, tai jas 2 ratus padarys, ar vieną, kai reikia jam pilt, kad jam nereiktų tęsiam, tai gaišt laiko, kad tos maišai būtų paruošti. Tai mano toks darbas. Aš kūrenu, guliu visą naktim daugiausia. Daugiausia dienom ardavo, naktim ardavo, o dienom jie tik kombainus tasydavo, būdavo kombainai prikabinami, ne savaeigiai, bet prikabinami traktorių. Tai užsidirbdavau kažką tai. Jau užsidirbdavau ir mane, aš nežinau, jiegi negalėjo įtraukti nepilnametį į tos popierius, tai MTS buvo MTS-ai. Kaip Lietuvoje buvo MTS-ai, tai jis ten MTS. Kas yra TS-as? Kaip? Kas yra TS-as? MTS-ai. MTS-as. Mašina traktorinė stancija, mašinų traktorių stotis. Tai čia visoje Tarybų Sąjungoje buvo, taip. Tos mašinų traktorių stotis. Ir kada, nežinau, jau kokį tai rudenį, siuntė, mane jau jie tie pastebėjo, kad aš gal 2 žiemas ten, ne 2 žiemas, o 2 vasaras. Ten dirbau su jais, paskui prikabinėtojų dar dirbau. Visi prie traktorių prikabinėtojai būdavo, nes anksčiau nebūdavo tik hidraulikos kokios nieko. Plūgas prikabinamas, turi laikyti, prikabyti, traktoristas paduoda atbulas, prikabinė viską, vienu žodžiu, va taip. Tai paskui mane pasiuntė tas MTS-as į mokyklą. Metinė mokykla, žemės ūkio mechanizacijos aukšto profilio mokykla. Tai mokė, kiek yra Tarybų Sąjungos traktorius, kokius gamina 3-4 markių, kombainus ten, žemės ūkio technika visokia ir fermos mechanizacijos technika, vienu žodžiu, plačiai. Kada tėvukas jau pas jūs atvyko? Tėvukas atvyko po Stalino mirties 50, jisai gal 5 metais atvyko. Jis sėdėjo pusę gal savo tos Urale kažkur, o paskui Karagandoj sėdėjo Kazachstane. Tai kaip jis po Stalino mirties peržiūrėjo tas bylas visas. Ir jam vienu žodžiu, kažkiek tai trūko tada sėdėti kitų 10 metų. Ar pusės metų, ar kiek, ir jie anksčiau paskaitė, kad jis ten lyg ir viršvalandžius dirbo, ar kaip, ir jį biškį anksčiau išlaisvino. Ir sakė, kur norit, tai važiuok, ar važiuok į Lietuvą, sako, ar važiuok, kur tavo šeima, čia šeima, važiuok pa šeimą. Tai pas mus ir atvažiavo. Ir iš ten ir išvažiavom į Lietuvą. Kaip sužinojot, kad jau jūs paleidžia? Kaip? Kaip sužinojot, kad jūs jau viskas paleidžia atgal į Lietuvą? Tai išdavė mums pasus. O anksčiau išleido, negu turėjo, ar visą laiką atbuvot tremties? Tremtie nieks nenumatė jokių Tiesiog tremtis? Ribų. Pas ką paklausdavom pas tuos, tai atsimenu, kad klausdavau, suaugę žmonės buvo visokių, buvo ir mokytų žmonių, viską, kad kiek mes čia ir mus kada paleis. Jūs šiam žinai, sakė, kad prie Stalino mirtį dar. Jūs šiam žinai, sako, gyventis. Nėra kur važinėti ir apie Lietuvą nesvajokit. Tie komendantai būdavo, taip sakydavo.
O paskui, o kaip? Dokumentas buvo, tai tiesiog parašyta ant blankos tokia spravka parašyta, kaip lietuviškai vadinasi, kaip nežinau. Spravka ir jau su antspaudu, ten tos gal policijos ar pasų kokio stalo. Ir viskas, į tavo pavardė, vardas, gimimo metai. Ir va tavo visas dokumentas. Tai paskui, kaip jau pradėjo visų šaukt, 47-ais, nuo pat pradžių jau, pradėjo šaukti tą policiją ten, ar kurį pasų stalą, ir į tą spravkės pasakė, kada jau nuotraukas liepė padaryti viską ir išdavė pasus. Išdavė pasus jau 47-ais ir pasakė, kad jūs laisvi žmonės, kur norite, gal gyventi. Ne visiems tai buvo, žinokit. Kurie buvo labai nusikaltę jau, kaip tarybų valdžiai, kaip buvo partizanais, ar partizanai buvo, ar su ginklu juos pagavo, ar kaip, tai tų ir buvo gavę 25 metus dauguma. Mano dėdė amžinatilsį, vienas buvo gavęs 25 metus. Jis partizanas buvo? Ne, jisai ne partizanas buvo, bet kaip partizanų rėmėjas ir pasiginklų rado partizanų, kaip kratas darė stribai. 57 tikriausiai. Taip, 57. Tai nutarėm važiuoti 8 pavasarį, o ten važiavimas toks iš tos vietos. Jokio transporto, nieks specialiai, nei autobusų, tai kad ten kelių nėra, visiškai nėra kelių. Tai važinėdavo, paštą vežiodavo tiesiog mašinukė. Gadzikas, GAZ-51, dengta su tento mašina. Tai va jau susitarėm, kad tas pašto mašina jau, tai mes susimokėsim, kiek jau pasakė. Ir veš mus į tą Zalari stotis, tai buvo tai už 300 virš kilometrų. Ten jau ta magistralė eina, Transsibirskая magistralė, Maskva Vladivostokas, ten ant tos linijos. Grįžot atgal į savo namus? Taip, grįžom į savo namus. Bus namai, kas namas buvo, nemažas, 2 galų tokias. Medinis, visi, tai kaip visur kaime mediniai pastatai tie. Ir kluonas buvo normalus, ir tvartas buvo, ir buvo tokia dar medinė, kaip pas mus vadinosi, kaip rūsis dėl bulvių, tai te tokia kamara dėl tų visų daržovių, bulvių ir panašiai. Tai va, o kaip nuvėjom, tai nei kluono, nei tvarto, nieko nenušluota viskas, kolūkis nuvežė atseit. Tai likus ta tik tai bulvinė kamarata. O iš namo, tai pusė namo, kur mūsų buvo virtuvė, o kita pusė jau ten seklyčia buvo mėgamas, tai jau ten likę mėgamas, sakyčiau, o čia tvartas padaryta. Čia tvartas padaryta, čia karvė stovi, panašiai, toj virtuvėje buvusioj panašiai. Te jau dėl langų nieko, langai užkalinėti. Vienu žodžiu, ten toks buvo gaspadorius, kad, žinai, neklaus. Tai paskui jau čia davė iki valdžios, bet reikia prisistatyti. Kolūkis, pas kolūkio valdžią. Valdyba nutarė vis tik, kad gražyti namus jau šitam buvusiam kaliniui. Gražyti namus, bet kaip čia gražysi namus? Viskas nacionalizuota, viskas paimta. Kaip čia jam gražyti negali, įsipirkt turėsi. Tai nutarė valdyba, kiek jau kasti liko, 500 rublių. 500 rublių už tos mūsų vadybos liekanas.